Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien kalbėsiu apie prancūzų lengvą tanką 6 lygio AMX 12 tonių. Angare ilgai neužtruksim. Bendrai ekipažas pas mus sudaro 3 žmonės. Vadas, šaulys, vairuotojas. Pirkai pas mus rankutės, lempa, apžvalga, maskuotė. Moduliai. Ragai, kad stovint šviest. Optika, kad važiuojant šviest. Ventiliacija, kad pagerint visus įgūdžius ir matomumą, ir ginklą, ir maskuotė. 5% pagerina viskas. Taip, mes turim barabaną. Persitaisim per 18 sekundžių. Turim 4 šavinukus. Tarp šavinukų persitaisim 2,5 sekundės. Nusitaikom per 2,11. Taigi nuo šūvio iki šūvio spėjam susivest. Gyvybės turim 580. Į priekį važiuojam 60, traukiamės 23. Tokios komplektacijos stovint matom 477 metrai. Važiuojant 419. Kadangi čia šviestukas, tanką būtina dažyt, nes papildomi procentai prie maskuotės pro šalį niekada nebūna. Kuo geriau užmaskuotas mūsų tankas, tuo vėliau priešai jį pamatys. Angare kol kas tiek, važiuojame mūšį. Įmetė mus į 7 lygio mūšį. Turim 3 septinkės, 5 šeštukai, 7 penktukai, žemėlapis Karelija. Šitam žemėlapį, kai žaidžiu šviestukų, važiuoju į krūmą centre, beveik centre. Čia truputį paklydau, bet važiuoju. Kaip matom, mūsų komandos draugas Taipas šiam ketvirtas buvo drąsesnis. Nuvarė į priekį. Aš žaidžiu atsargiau. Taipas dar gyvas. Aš matau taikinį. Rusų vidutinis tankas 5 lygio T-34. Pasiėmėm pilną. Šviečiam toliau. Matom antrą taikinį. Šaudau, nes esu tikras, kad manęs nepašvies, nes sėdžiu krūmuose, plus štugas buvo man už krūmų.
Dar laukiam. Dar priešai atvažiuoja. Яблочко! Готово! Nusprendžiau, kad atėjo laikas judėt, pakeist poziciją, nes nieko nebematau. Зарядил! Važiuojam į krūmą centre. Есть дамаг! Pasisveikinam antrą kartą su T-67. Kaip matom, mūsų draugai mūsų bazėj mus dengia. Taigi iš centro dingt niekur nesiruošiam. Matom KV-1. Nešaudom, nes žinom, kad mūsų jisai tikrai pašvies po šūvio. Зарядил! Tik tai šviečiam. Galėčiau šaudyt, bet nešaudau. Neatėjo laikas dar. По гусеницам попали! Готово! Послю ушло! Вот так ему! Голду заряжай! Nu čia sufailinau. Nereikėjo šaudyti tą KV-1. Reikėjo palaukti, kol mūsų draugai iš bazės šaudyti pradėtų. Bet yra kaip yra. Заряжен! KV-1 numirė. Pamatėm artą svetimą. Зарядил! 6 lygio Britų artilerija Я тебя PV-304. сфотал! Давай еще! Куда он делся? Ačiū komandos draugui Tigrui, kad pabaigė ją. Pavagė mūsų fragą. Nu ką padarysi, kas nespėjo, tas pavėlavo. Готово! Liko 2 gyvi priešai. Mūsų tankų toj pusėje yra mažai. Aš solo irgi nenoriu stotis, kad ir kartu su mūsų dėstru su 100. Bet vis tiek mes du. Ten Oni važinėja. Japonų sunkusis tankas 7 lygio. Taigi nusprendžiau, kad
Mano misija kepint bazį. Ką aš ir važiuoju daryti. Naudoju modus nuo pratankį. Neseniai jisai paskelbė naują modą. Sakykime, parodysiu, ne? Kuris tam modė yra maršrutai. Kaip gali užvažiuoti ant kalniukų, ant visokiausių. Tai vat matom, kad jeigu čia įsibėgėt, čia gali užšokt ant šitą. Bet apie tai kada nors vėliau. O štai ir mūšio rezultatai. Gavom krūvą medaliukų, gavom žvalgą, pirmą žymą ant ginklo, uždirbom 23 tūkstančius pinigų, patirties uždirbom 900 beveik, grinų pinigų gavom 19 tūkstančių, patirties tankui 870, tankistam 2600, nes vyksta akcija X3 ekipažui, pašvietėm 1000, prišaudėm 1200, esam pirmoji vietoje pagal patirtį, šovėm 15 kartų, pataikėm 13, pramušėm 10, visai neblogas rezultatas, 6%. Pamatėm 5 tankus, šovėm į 5, nušovėm 1. Mūšis truko 8,5 minutės. Čia mūsų uždarbis, čia mūsų patirtis. Sveikinam save su pirma žyma. Tikiuosi bus daugiau. Toks buvo tankas. Tokį pavyko išspaust mūšį. Ačiū, kad žiūrit.